Penktadienis – viena iš geriausių dienų ir šiandien pasilinksminsim. Ką turiu omeny sakydamas pasilinksminsim, ogi tai, kad šiandien padarysim vlogą, nes šiandien turėsim tokią įdomią dieną, nes ką veiksim? Šiandien turim paskaitų, šiandien ruošimės savaitgaliui ir šiandien važiuosim į Kėdainius. O tai nusimato tokia kelionė. Tad sugalvojau biškį ir su jumis pasidalinti šią kelionę. Gal bus įdomu. Taip, aš jau automobilyje susiruošiau ir pasakysiu, ko mes ten į tuos Kėdainius važiuosim. Taigi šiandien spalio 18 diena ir ten bus Daukšos viešoji bibliotekoje diskusija. Ir tema psichologinė parama ir emocinė sveikata regėjimo negalią turintiems asmenims. Taigi diskutuosim įvairiais klausimais, bus labai įdomu. Ir šiaip Kėdainiuose labai nedažnai būna, tai puikiai proga ten apsilankyti. Beje, vakar viena studentė minėjo, kad Kėdainiuose būna ledų agurkų skonio. Niekad neragavau tokių ledų, bet jei spėsiu, paragausiu. Nežinau, kaip ten išeis, nes diskusija prasideda 5 valandą. Ir aš, jeigu pagal planą turėčiau nuvykti į Kėdainius, tai 4 valandą norėčiau būti, tai gal ir paragausiu ledų, tikiuosi. Žiūrėsim, kaip čia išeis. Nu, tai labas rytas. Ai, aš tiek negrįžau. Ponas Arvydas grįžo. Nors tokiu būdu. Beje, klausimų atsakymų laidą filmuosim. Kelintadienį? Nežinau. Reiks dar pasitart su Arvydu, gal pavyks, žiūrėsim. Reiks bandyti suderinti. Nu. Kitą savaitę iki 7, tas laikotarpis. Ai, tamsoj reiktų filmuoti. Tai šviesos atnešt galima. Nu jo, žiūrėsim tada. Gerai. Tai va, pabendravom ir su Arvydu, senai matytų. Labai sunku dabar mums suderint susitikimus, nes dabar ir tie ištęstinukai, neištęstinukai, sesiniai dabar vadinasi, tai vakarais paskaitos, jam darbai irgi iki vakaro būna, tai žiūrėsim, gal pavyks klausimų atsakymų laidą nufilmuoti. Beje, jau rašykit klausimus tai laidai. Keletą klausimų jau turiu, jau mažai trūksta iki pilno komplekto. Kai susidarys, iškart filmuojam klausimų atsakymų laidą. Tai va, o dabar lėkiu į paskaitas. Skubam. Oi, paskaitas baigiau ir dabar turiu valandą papietauti. Reiks kažką užvalgyti, nes paskui laukia ilga kelionė iš Vilniaus į Kėdainius. Ir reikia kuo skubiau tą padaryti. Tikiuosi suspėsiu, jaučiu, užsisakysiu maistą į namus, nes kitaip nieko gero nebus. Tai va, skubu. Vienu žodžiu, iki Kėdainių pasižiūrėjau, gausis apie 2 valandas. Tai reikia skubėti. Reikia užsisakyti maistą. Tai dabar prieš važiuodamas tą padarau, nes 2 valandas į vieną pusę, tai pirmyn atgal 4 valandas. Reikia užvalgyti, nes pasistiprinti reikia, nes kitaip nieko nebus. Reikia žmogui ir ne tik dvasinio maisto, bet ir fizinio maisto. Viskas, pavalgiau. Dabar važiuosim į Kėdainius ir po akimirkos atsidursim Kėdainiuose. Tad važiuojam nieko nelaukdami, nes jau liko nedaug laiko. Atvažiavom.
Taip suprantu, čia pagrindinė Kėdainių aikštė, dabar šiek tiek pasidairysim, paskui pabandysim paieškoti ledų, o paskui reikės surasti renginio vietą, kur vyks renginys. Tai pirmą apsidairysim, pasižiūrėsim, kaip atrodo Kėdainiai, o paskui žiūrėsim, kas toliau. Odontologijos klinika. Kažkas jau darosi su dantim, reiktų kažkada užeiti. Bet ne Kėdainiuose, turiu savo nuo vaikystės, kaip pripratau, pas tą pačią ir einu ir man ten geriausiai. Tai bandom toliau pasižiūrėti, kaip čia atrodo viskas. Dar ten tiltą mačiau, norėčiau ant to tilto užeiti. Kiek čia valandų? Po 4:10, tai dar ant greitųjų prasižiūrėsim, kas čia dedasi ir tada ieškosim, kur čia kas. Štai čia šitas tiltas, gražus, pabandysim dabar ten nueiti, kol dar turiu laiko, o paskui pasigrožėję šitais vaizdais keliausim toliau ir eisim susipažinti su naujais žmonėmis. Kėdainiai. Vienu žodžiu, pasitaikė puiki diena, puikus oras. Galima tik mėgautis. Tikrai važiavau visą kelią maždaug kaip vasarą. Jėga. Vienu žodžiu taip karšta, kad nutariau net striukę nusiimti. Padėsiu į automobilį. Nes oras pasakiškas. Tikrai rytoj lysiu į ežerą. Jau suplanavęs. Šiandien būčiau lindęs, jeigu turėčiau laiko. Renginys vyks Kėdainių bibliotekoje centriniai. Tai va dabar ten ir nueisim. Pasižiūrėsim, kokia ten salė. Nes jau liko 10 minučių iki renginio. Viskas, renginys baigėsi, jau pradėjo tempt, šiaip tamsiau nei kamera rodo, kamera kažkaip šviesiau rodo, bet iš tikrųjų yra tamsiau. Tai teks į Vilnių važiuoti dabar tamsoj. Bet nieko, renginys buvo, pabendravom, toks šiltas pabendravimas buvo su žmonėm. Labai džiaugiuosi, kad čia atvažiavau. Viskas, negaliu ilgai kalbėti, reikia kuo greičiau namo važiuoti. Labas rytas, atvažiavom. Pirmasis sniegas, juokauju, šalna. Pažiūrėkit, koks vandenėlis garuoja. Tikiuosi matosi per kamerą. Vanduo šiltesnis nei oras. Tuoj patikrinsim. Pažiūrėsim, kokia vandens temperatūra. Vakar buvo 11. Ir šiandien turėtų panašiai būti. Pasiruošę? 1, 2, 3. Na va, išsimaudėm.
arbatėlė ir gražus rudeniškas rytas. Dar pasilikit su džemperiais, kad nesušaltume, tada padarysim trumpą mankštą. O, sveiki. Na ką, tai vlogas eina į pabaigą. Ir pabaigai nutariau padaryti burtų traukimą, pasižiūrėsim, kas laimės 4 valandų Višy vandens pramogų parke pasibuvimą ir dabar ištrauksim laimėtoją. Taigi konkurse dalyvauja visi tie, kas prenumeruoja šitą kanalą, kas parašė kažkur į komentarus, kad nori dovanos. Taip pat dalyvauja visi tie patys žmonės, kurie dalyvavo Liepos mėnesio konkurse, kaip ir prižadėjau, nes čia ta bonusinė dovana. Atėjo laikas dabar ištraukti tą laimingąjį, todėl esu su skrybelė, įdėsiu štai paruoštus popierėlius, tada sumaišysim ir ištrauksim vieną laimingą ir paskelbsiu, kas laimėjo, ir tada užbaigsim vlogą. Atsiprašau, kad čia toks apšvietimas, nelabai koks, bet vakare filmuoju, tai noriu užbaigti šitą vlogą. Tai va, viską sudedu į vasarinę skrybelę. Dabar čia viską išmaišysim. Pamaišom. Ir pasiruošę, akinius gal užsidėsim, kad geriau jūs matyčiau. Na tai ką, ar pasiruošę sužinot, kas laimės štai pakvietimą šitą, kurį dabar turiu rankoje? Kasgi tas laimingasis? Beje, prieš traukdamas dar noriu pasakyti, kad visos dovanos nupirktos iš mano kišenės, iš rėmėjų, taip pat šiek tiek rėmėjai prisideda, kurie remia šitas mano veiklas Contribui platformoje, tai ir iš ten, galima sakyti, panaudoju šiek tiek ir konkursų padarau šiokių tokių, kad būtų įdomiau. Na gerai, tai traukiam. Maišom, nežiūrim ir paimu vieną. Dabar užsidėtam, nesidėsiu. Gerai. Taip, pasižiūrim, ką čia turim. Taigi, jau žinau, kas laimėjo. Prizą laimėjo, tai paimsiu kamerą, gal einam į šviesą, gal geriau matysis jums. Štai, nežinau, ar skaitot mano raštą. DJ Lion 1770. Sveikinam DJ Lion. Kaip pasiimti prizą? Parašyti man per Facebooką arba per Instagramą asmeninę žinutę ir susitarsim, kaip jums perduoti šitą šaunų prizą, kad galėtumėt pratęsti vasarą, nors jau atėjo į ruduo ar žiemą ar panašiai, pajausti tą vasaros džiaugsmą. Galima šiek tiek, aišku, dirbtinis tas džiaugsmas, bet vis tiek gerų emocijų galim pasisemti. Tai va, tai ačiū visiems, kas dalyvavote, ateityje dar bus konkurso ir dėkoju visiems ir lauksiu dabar DJ Lion žinutės. Taip, užbaigiam šios dienos vlogą, susitiksim turbūt jau išminties minutėliai, nes atėjo laikas išminties minutėliai. O dabar, ate!